Vipinis. Nu viskas atidėmėm Toyota. Gavom savo sumas visas. Padarėm 309 km vakar. Kamščiuose šiaip daug stovėjom. Tai sumoje nežinau, jaučiu važinėjom, tai 8 valandas stabiliai. Nu, mašinai sėdėjom. Tada, kas dar. Nu, čia va ant tolsų sumokėjom 7 000, žodžiu, kelių mokesčių ir tada dar 2 600 už kurą. Nu, tai sumoje dar sumokėjom 9,8 pėm, kas čia yra apie 5 eurų. Tai visai, žodžiu, neblogai apsisukom, gerai pasivažinėjom. Šiandien jau prieš eismą nesinorėjo važiuoti ir nė karto valytuvų neįjungiau. Vakar iš tikrųjų, kai tik būdavo stresinės situacijos, vietoj posūkio jungdavau valytuvą. Tai būdavo labai, tas visada pralinksmindavo, tas stresinės situacijos pasidarydavo ne tokios stresinės. O, ką aš matau, ten yra LC 500. Jep, žodžiu, labai gerai atrodo. Tai jo, dabar einam, žodžiu, į Liberty Walk. Yra sekmadienis, gražus oras, net striukės gal nereikia. Matyt, teks nusimti, tai žodžiu, visai cool. Ta prasme, crazy, laukia nėra labai šilta. Bet jam akivaizdu labai šilta. Man tai šalta. Ar Caterham, nežinau, bet žodžiu. Šitam irgi nešalta. Su Caterham ar Lotus, nežinau. Bet žodžiu, okei. Čia taip gatvėje važinėjom. Sekmadienis. Žodžiu, einam toliau. Gatvė. Žodžiu, kol kas nieko labai ypatingo nerandam. Bet va stovi SC300. Turbūt, nežinau, gal 430, nes ketvirtas čia ant numerio. Toks fainas rajoniukas, labai ramu. Kitur buvo daugiau žmonių, ten kur parduotuvėlės visokios. O čia tai toks, gal čia labiau fancy tas rajoniukas. Labai tokia didesnė, o ir visi parkingus turi. Jo, čia tikrai labiau fancy, nes turint omeny, kad Lamborghini stovi. Tai matyt, kad šitas labiau fancy. Šalia Lamborghini Ferraris garaže stovi. Nu gerai, SF90. Gerai, čia tikrai fancy rajoniukas, nieko nepasakysi. Čia visai neblogas sprendimas, kai turi per mažai parking spotų. Tiesiog aukštai ištabeliuoji. Bairis. Laukia va, tiesiog tokiais keltuvais. Nėriau, mums tokio reikia. Su amortizatoriais. What? Kas čia per konstrukcija, bet tikrai kaip amortizatoriai atrodo. Tai logika, jeigu jis toks didelis ir kai žemės drebėjimai yra, jis turbūt neleidžia per daug išsiūbuoti sieną. Gali būt. Žiauriai kreiti. Pala, prieinam biškį. Čia galima aš arčiau prieiti. Nu rimtai, čia kaip amortizatoriai. Wow. Nes didelis pastatas. Jo. Va, čia tai smart. Cool. Mašinų čia įvažinėja. Nieko ne... Ai, čia tas pats Lotusas iš vakar. O gal ne tas pats? Toks pats. Ten toks. Įdomesnis automobilis. Ir galia jo dažniausia Subaru, kokį čia įmanoma sutikti. Levorgas, tai nu jų crazy daug. Nežinau, kas ten. Filmuok. Ja. Tačiau pamatysi. American Muscle. Sunday ride su vaiku. Nu va. 911 GT3 RS. Nice. Neblogai? Smagu čia toje Japonijoje.
Kas čia per bairis? Šviesoforai va visi išdėlioti ant to. What? Žodžiu, čia iš parkingo išvažiuoji, tavo mašina apsuka ir tu gali išvažiuoti lauk. Žodžiu, tas blynas apvalus sukasi. Kietai atrodo, vienas iki matėm, kaip išvažinėjo, tikrai cool. Kokie gražus. Labai patinka, gaila, kad Europoje nepardavinėja, tik tai Japonijoje ir Amerikoje. Dar truputį American Muscle. Jie matyt važiuoja į tą vietą, kur aš sakiau, kad reik nuvaryti. Čia vėl SS matyt. Tai ten netoli tą vietą. Jo. Labai keistas tas daiktas, tie kartingai per miestą. Ir čia užsieniečiai važiuoja. Jo. Opa, kokia legenda gera. Labai geras. Nes egzempliorius. Nice. Tikra Alpina. Tokie bonsai. Japonijoje daug. Labai dažna mašina. Nežinau kodėl. Bet tikrai nemažai gėlikų sutinkam. Tinka labai gražus. Tikrai. Gaila Europoje neparduoda, kaip ir tų Lexusų. Super. O, vyriškis kokių šiam metų. Prašau, nusipirkęs gražų automobilį. Čia ne Nissan Z, Japonijoje vadinasi, o Fairlady Z. Nes, nu va, aš pašnekėjau apie gėlikus. Iškart antras pravažiavo. Ta prasme. Va. Evo Wagon. Ir dar vienas gėlikas, ta prasme. Ir Ferrari. Ne, nu čia crazy. Šita šalis yra crazy. Aš nežinau, mes čia paėjom 10 metrų. GTT matyt. Žodžiu. Crazy. Tikrai crazy. Nu, aišku, man dar kažkoks tai pikapas. Karočią užėjom į padėveškį. Kokius batus radau. Eik tu savo. Su žvinais. Dar viduj va. Crazy. Be mano dydžio viskas ok. Jaučiu Gidra Slipstream. Tai kainuoja be mokesčių 7000 jenų. Nu tai apie 3-5 eurus. Bėda ta, kad labai nepatogus. Atrodo žiauriai kietai, bet labai nepatogus. Nu čia crazy. Jūtos Jazz. Chicago Bulls koksai. Wow. Phoenix Sunsų. Timberwolves. Celticsų koks geras. Kas čia? Net nežinau kas čia. Čia beisbolą matyt. Wow. Žodžiu, nėriau, čia yra XL, norėjau tau paimti ir užsidėjau savo. Tai va, čia yra XL, japoniškas XL. Rodo atėjom kažkur ten, kur gal reikia, nes įtartinai spoileris kyšo iš už kampo. Ir tekstas ant to bagažinės, tai yra bumperio. Liberty Walk. Tai, oh my god. Wow. Gerai, mums reikia patekti vidų. Kur yra vidus? Nu, va, atėjom. Kėlimas viską pasako, kur atėjom. Tai pabandom užeit. Jej! Formulės lenktynininką sutikom. What? Reikia parašą ant kažko pasiimti. Laiptais, lipam laiptais. Na, geras. Nu čia kažkoks Gedimino prospektas. Nes čia važinėja visokias mašinėlės. Visokias. Daugiausia šiaip tai visokie Ferrari ir panašiai kartingai. Bet pagrindė Ferrari, McLaren ir panašiai. Įdomesnė gatvelė, reiktų kitoj pusėje gal įsikurti. Ten geriau matosi.
Labai graži šita mašinėlė. Labai. O, išmetimas. Hop. Įdomesnis toks. Aš matau salone ten subwooferį atrodo. Atrodo jo. Sau kiek žmonių. Crazy. Nežinau, ar esu matęs čia Japonijoje tiek žmonių. Dabar matau. Žiūrėk. Kas čia? Čia yra britva, ant kurios kiautas uždėtas. Čia nestok. Tai daug žmonių. Aš nežinau kas čia, bet aš jo noriu. Jis kvadratinis ir turi RS raides. N1 RS. Nežinau, gal Aston Martin? Very nice car. Tokių dar nematėm. Palato eis numes priekį žemyn. Visos gatvės yra overstimulated, viskas kaip čia vyksta. Labai visko daug čia vyksta visada. Bičiuliai. Labą dieną. Tiesiog R34 GTR'as, casual. Žiūrėk, dabar kažkas bėgs pirmas į sankryžą, kad padaryt nuotrauką. Kertam? Aišku, kai tik sankryža bus walkable. Varom išsinuomosim savo tą Corolla. Čia važinėsim. Jo. Žiūrėk. Ir akurat išbėgo ir bandė. Aibė žmonių šitą nesąmonę. Iš karto. Kiek čia daug žmonių. Very nice. Stensas, blemba, kaip gražiai atrodo. Palauk. Very good. Pamojavo. Palauk, kažkas parvaro. Palauk. S15 geltonas. Mes pinigus tam. Driftinis labai. Šitą šiandien mačiau jau kelis kartus. Čia gali būt, kad nuomojamos tos kaip pasivažinėjimo Jo. mašinos ir jos čia aplink važinės. Tadam. Šitų tai čia daug.
Einam per čia tokį parką ir čia eilė žmonių. Ir mes galvom, kas čia vyksta. Čia pasirodo benamiai sustoja eilutėj. Jie visi su kvitukais, jie turbūt arba nakvynės laukia. Jo, jie kvitukus turi ir greičiausiai laukia nakvynės. Ir matyti jie, kas pirmesnis, tas gudresnis. Čia kaip tas filmas, kur žiūrėjom su šituo buvo. Taip pat irgi. Su Willu Smithu, man atrodo. Tai čia taip pat. Tarp kitko. Toks įprastas gan vaizdas. Žodžiu, yra taip. Kai gatvėje važiuoji ir kažkokia užtvara, ten kelio remontas ir panašiai, ir užtvertas kelias. Tai nėra taip, kad tiesiog užtvertas kelias. Būtinai stovi bent du tokie žmogeliukai kaip šitas šviečiantis. Ir jie reguliuoja, kad niekas ten neįvažiuotų, kur užtvertas kelias. Which is very crazy. Vakar ne vieną kartą matėm tokius dalykus. Japonijoje atrodo ant tiek daug žmonių, kad tiesiog įdarbina visus. Jei ar reikia, ar nereikia, įdarbina žmonės ir jie ten reguliuoja eismą, kurio net fiziškai negali būti. Labai įdomus dalykas. Japonijoje ir tokių yra. CSM3, 62, AMG. Labai geras, paprašyčiau pagazuoti, bet nemanau, kad jis pagazuos. Bet aš girdžiu litrus. Nu va, galų gale, aš jį mačiau dieną, tai dabar matau nebe dieną, jisai tiesiog stovi ir laukia manęs. Nuostabus. Tiesiog nuostabus. Ratai teisingi. Čia ne GTR-as. Čia yra GTT, bet vis tiek karboninis kapotas, užrasojus lempą, GTR priekis, numeriukai, nu žodžiu. Sparnai čia neįsmo matyti, žodžiu labai geras. Čia tas parkingas, kur vakar buvom savo Toyota palikę, tai žodžiu čia kaip yra. Atvažiuoji, pasistatai, tada sensorius pagauna, kad po virš jo yra mašina ir pasikelia tas flepas. Va šita va dalis pasikelia ir viskas, negali išvažiuoti, kol nesumokai. Ten yra aparatas, suvedi parkingo vietos numerį ir tada nusileidžia flepas ir gali išvažiuoti. Žiauriai cool, tikrai labai fainas parkingas, patiko. O, kokia graži mašinėlė, mėlynos Recaro turėtų būti viduj. Very good car. Nemato. Ir nežinau, nemėlynos atrodo. Tam prasme norėjau Civiką nufilmuoti ir Lambo išlindo ir užstojo. Traukis. Geras Civikas. Lambo. Čia jo Lambo. Ar ne Lambo? Ai, Lambo atrodo. Eik tu sau. Aš norėjau Skyline'ą tą nufilmuoti, va tą, kur ten va stovi. Bet Lamborghini Countach aš tiesiog pravažiavo. Važiavau 7-Eleven. Ir čia 4 litrai šito 25 laipsnių. Matyt, čia kažkokie sakės skiesta. Ta prasme, kas čia per bairis, 4 litrai. Wow. Tikrai crazy. Jo. Eik tu, koks ten DC5 su padsvietkėm. Kur tas garsas? Ten? Vipinis. Koks keistas. Nesu tokio matęs. Labai keistas.